Mielos moterys, jūsų vyrų šiandien laukia iš tiesų žiauri užduotis, kurios aš pats asmeniškai niekada nenorėčiau atlikinėti ir nežinau, ar kas nors priverstų mane tai padaryti. Jūsų vyrams reikės šokti. Ne, tai buvo pokštas. Nereikės jūsų vyrams šokti, o užduotis skamba taip. Kiek jūsų vyras atpažins šokių iš 10 galimų? O kad vyrams būtų lengviau, trumpa mūsų pamokėlė, kurią man vesti padės mano bičiulė, profesionali šokėja Rasa Židonytė. Kągi vyrai, mokykitės. Lėtas valsas yra laikomas šokių karaliumi. Nuo senovės laikų šokamas rūmuose, dabar neatsiejamas taipogi nuo išleistuvių, vestuvių ir visų kitų šeimos švenčių. Labiausiai lėtą valsą galima įsivaizduoti ir palyginti kaip supimasi supinėmis ir skaičiuojamas pagrindinis žingsnis iki 3. Jisai turi būti minkštas, su pakilimais ir nusileidimais. Vienas valsas, taip pat šokių karalius, tik tai skiriasi nuo lėto valso, kad šokamas gerokai greičiau, taip pat yra siubavimas ir taip pat skaičiuojama iki 3. Čia. Linksmas, nerūpestinga atmosfera spinduliuojantis šokis, kuris savo pavadinimą gavo dėl pasikartojančio pagrindinio žingsnio. Jis yra skaičiuojamas iki 4 ir jame gausu klubų judesių. Rumba. Visiems puikiai žinomas kaip meilės ir aistros šokis. Figūromis šiek tiek panašus į čia, bet aišku gerokai lėtesnis. Aquella luna plateada, aquella cama tan mojada. Samba, žinomas kaip Brazilijos karnavalų pagrindinis šokis, kuriame daug merginos dubens darbo, aišku, ne tik merginos, ir partnerio. Pasadoblis. Pilnas aistros ispaniškas šokis. Vyras vaizduoja toreadorą, o mergina yra jos skraistė. Džiaivas. Pats linksmiausias, nuotaikingiausias ir, nepameluosiu, greičiausias sportinis šokis. Lėtas fokstrotas. Aišku, lėtas šokis ir priminantis lapės tipenimą grindimis. Kvikstepas. Figūromis panašus į lėtą fokstrotą, tik šiek tiek greitesnis. Tango. Taipogi aistringas šokis, kilęs iš Argentinos ir turintis begalę gražių judesėlių. Na, kaip matėt, viskas labai paprasta. Sėkmės, vyrai.